Šiandien esame Plungėje, apsistojome Oginskiai hotel viešbutį, kuris yra čia geriausias. Išvaizda viskas, aplinka tikrai graži, kaip matot, labai gražus yra krioklys šalia. Šiek tiek nuvylė restoranas dėl to, kad šiandien dirbate iki 2 valandos, nes vėlesniam laikui užbukintas miestas svečiam. O mes kas, ne svečiai, mes dar geresni svečiai. Tai va, šalia valgė miesto meras su socialdemokratais, su finansų ministru ten plepėję, blablabla. Žodžiu, šiek tiek trūko maiste. Negronis buvo su tokiu dirbtiniu nepermatomu ledu kubu. Šiek tiek gadino vaizdą, nors kaina 12 eurų, tai aš skaitau, už tą kainą ir leduką galima padaryti normalų. Taip pat ten tiesa buvo tik dienos pietus, dėl tos priežasties, kad jis dirba šiandien iki 2 valandos. Tai vienu žodžiu, vienoj menkės tešloje porcija man buvo įdėta citrina, laimas užsispausto, Sonatai nebuvo. Aukšto lygio restoranas skaitėsi, bet vat, tokių niuansų pasitaiko, labai žmonės skubėjo. Štai čia šitas viešbutis, kuriame mes šią naktį ir praleisime. Tikiuosi, smagiai praleisime naktį. Pamatysim. Nu, va, toks jaukus kambarėlis. Oi, galvojau, kas ten atsidaro duris kažkokias vietas. Televizorius, vaizdas turbūt. O, kodėl? Tai nieko, į miesto autobusą ir kažkokį kiemą garažą. Ai, čia į kitą pusę nuo restorano, labai gerai, nebus triukšmo. Spinta, lova, žiūrėkite, netgi išsiuvinėta. Kur šviesa? Duok šviesos. Tai manau, kad tu neįkišai. Įkišau, cip padarė. Gerai. Kur negosi? Tai. Va, tokie muiliukai firminiai. O, štai čia visko yra. O, žiūrėkit, netgi šitas yra. Činkšt. Atsiliep, tau skambina. Nespėjau matyti, jau skambina mums. Gailė. Jūs neždinkitės. Kuku. Kaip smagiai, kai ne lietuviškai parašyta, o žemaitiškai, labai smagiai. Jūs puoselėkit žemaičių savo kalbą. Čia Samata. Sonata, tu čia komunija buvo ar? Komunija? A, komunija buvo. Sonatas. Plungės globėjas yra misteris Florijonas, gaisrininkas. Ir jam yra paminklas Plungėje. Kiek pasikeitimų Plungėje nuo paskutinio mano vizito prieš N metų. Čia šito fontano nebuvo. Šitoj gatvėje, kur dabar einu, tai buvo tokios dideli medžiai, tokia tamsi gatvė, tokie mediniai namukai šone. Dabar surenovuota viskas, parkas naujas, plytelės naujos. Va, čia pagrindinė jų, kaip čia Laisvės alėja vadinasi, ne? Jo, Laisvės alėja. Sonata va čia savo klasiokę sutiko. Ir ten priekį parodysiu, kur Sonatos močiutė gyveno. Dabar aišku, tas namas kažkam kitam priklauso ir ten renovuotas, atstatytas ir toliau viskas pasikeitė kardinaliai.
Palauk, sustok. Ne. Važiavo. Žemaitis. Šiandien ten vyks koncertas. Kažkas ten Pilvelytė dainos, dar kažkas tai. Lubys, kur jis čia žiūri? Ką jis čia norėjo pamatyti? Einam pažiūrim, ką jisai ką žiūri. Žiūri tas antenas. Į antenas žiūri. Gal dėl ryšio kažką pergyvena. Ir tai, matyti, privačių darželių labai daug visi. Ant tėvo dalgio ašmenų aušra žėrėdavo menų, galandant lyg varpai skambėjo, gandrai pradalgę lydėjo. Ant tėvo dalgio ašmenų atvažiavo. Ant tėvo dalgio ašmenų aušra žėrėdavo menų, galandant lyg varpai skambėjo, gandrai pradalgę lydėjo. Ant tėvo dalgio ašmenų. Krosodai kokie kaip dažai, nudažyti žali.
Šaukštai auksiniai. Lašiša. Sūreliai. Pasukti reikia. Ką tu čia dabar? Biški. Tau reikia sulčių? Kavos aparatas. Jo, reikia. Atvykom į Telšius. Telšė Žemaitijos sostinė. Čia išversiu, Sonata sakė, kad Telšiai yra Žemaitijos sostinė. Ir kas čia dabar per vanduo toksai nepažįsta? Maščio ežeras. Koks ežeras? Maščio. Maščio ežeras, didelis gražus ežeras, labai gražiai sutvarkytos pakrantės, takeliai. Kažkoks neįgalus atvažiuoja su vežimėliu, reikia trauktis, pervažiuos, neklauso nieko. Sonia, tu tikra, kad čia yra Maščio ežeras? Gal čia Germanto? Aš bendrai 100% tam negarantuoju. Bet šiaip Telšiuose Maščio. Telšių Ješyva, man atrodo, čia kur žydų kažkokia mokykla buvo. Mums reikės šiaip į tą pusę eiti, jeigu norim viską pamatyti. Čia tik tai truputį prasuksim. Jos jau tavęs bijo. Nu, nelabai, biškai bijo, bet... Pliumpt. Galvas kyšo iš žolės. Aha. Nu, gulėkit, nieko nevarau šiandien. Gulėkit. Koks dėstytojas. Kiek čia suvirintai darbų buvo, sakiau. Bimbala bimbala ba bimba, bimbala 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 ba ba, bimbala 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 ba bimba, bimbala 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 ba ba. Toliai, toliai, trumpa vasara jau toliai.
Telšiuose yra daug meškų skulptūrų, kurias kiti būtent ties turi visas aplankyti. Čia kaip žaidimas, vos ne kaip kažkoks sportas. Tai va vieną matom čia, jau šnipas tos meškos, noriu sakyti, kiaulės nučipinėtas visas, nes visi ją liečia. Tuoj parodys, kaip atrodo. Žemaitijos sostinėje labai jaučiasi žemaitiška dvasia. Visur aprašyta žemaitiškai, visi surašyti mūšiai, žymios datos, visa va tokia kolona, didelė tvora, įdomių dalykų. Europos krikštas, gali čia turbūt galima atsisukti vandenį, pasikrikštyti, nes čia yra Europos krikšto ženklas, bet dėja krikšto šventas vanduo nebėga. Jeigu norėsite mokytis kunigais, tai jums čia žymioji Telšių kunigų seminarija. O čia yra vyskupų kurija. O čia yra kažkokie dalykėliai gražus meno. Žydėkė telšia. Nu, tai iš kokių kukurūzų visokio įdomybių pridaryta. Bendruomenės taikos medis. Irgi iš visokių samanų. Gyvybės žiedas. Ir taip toliau. Labai gražus šitas, jo. Tikras gyvybės medis. Telšių katedra. Užeisim gal į vidų, jeigu neuždaryta bus. Nežinom, kas tai, bet einam. Kaip įdomi, iš mišių garsas girdisi čia taip baugokas šitose rasiuose. Ai, čia yra Sonio Borisevičiaus, ta turbūt kripta. Telšių vyskupų kriptos čia. Ta prasme, junti. Taip baisoka kažkaip dėsiu būt. Ir tas klintas iš bažnyčio tokie garsai. Šviesa tunelio gale.
Trigoba veselė. Žemaitė važiavo į savo sostinę. Kur tu? Vanduo ir gerams. Atsigers, skanus vanduo. Ir dar pažiūrėk, iš kur bėga tas vanduo. Iš meškos. Tu tiek ten nori. Geras pavadinimas, žiūrėk. Bliuclingaun. Ar jūs bandot prisiminti tokį dalyką, kad Sonatas su broliu čia va braidydavo lygiai taip pat ir taškydavosi. O dabar jų politinės pažiūros išsiskiria. Toks rausvas vanduo, babrunga. Molingas matyt dugnas. Bet švarus vanduo.
Nu, puikiai šventė vaikam atrakcijų, kiek tik nori. Visokių skanukų nusipirkti. Aš nuo to tilto vaikystėje numečiau basutę. Norėjau, kad močiutė naujas nupirktų, o Dainius paėmė ir sugavo tą basutę ir liko be naujų basų. Štai kur ta neapykanta broliui išaugo nuo basutės. Gerai. Hello, Nas. I just got the news that you like my music, that you're listening to my music, so I'm just so grateful for that. And it's a miracle, and it proves that music is a language, because we don't share the same language, but we speak within the heart. So thank you once again. Be happy. Grįžtam gal. Jau čia nufilmuosiu.